Kembridžo universitete teorinę fiziką baigęs britas Adžam Bramas kurį laiką ėjo mokslo keliu, tačiau nusprendęs, jog tai ne jo pašaukimas, išvyko į Tailandą, kur tapo miško tradicijos budistų vienuoliu. Šiuo metu vakarų Australijos budizmo judėjimui vadovaujančio Adžam Bramo knyga Atverk savo širdies duris knygynuose tarp populiariausių negrožinės literatūros knygų. Kuo šie pasakojimai patraukė ją į lietuvių kalbą išvertusios Ingos Bytautės dėmesį. Pirmiausia, kuo užkabino šitą knygą, kad tai nėra pamokslai, kad tai nėra didaktika, kad tai nėra patarimų rinkinys. Pirmas patarimas daryk taip, antras taip, o 108 jau būsi tuomet laimingas. Tai yra tiesiog lengva, sušildanti, pralinksminanti, verčianti susimastyti knyga. Kokias istorijas knygoje Atverk savo širdies duris pasakoja autorius. Kiekviena istorija yra daugiasluoksnė ir ją galima suprasti skirtingai. Istorija vadinasi tylos mokslas. Geriausia būtų iš viso liautis ginčytis. Yra garsi rytų patarlė. Tas, kuris žino, nesako. Tas, kuris sako, nežino. Tai gali skambėti labai išmintingai, bet tik tol, kol suprasite, kad tas, kuris tai pasakė, vis dėlto nežinojo. Koks pasakojimas slepiasi po knygos pavadinimu? Aš manau, Adžam Bramo tikslas buvo atverti skaitytojo širdies duris. Tas pavadinimas yra ir tam tikrą prasme ir šiek tiek pavojingas, nes galbūt net klaidinantis. Aš tikrai noriu perspėti skaitytojus, kad tai nėra eilinė pamokslų knyga, mokanti, kaip reikia gyventi. Ir man netgi labiau šitai knygai tinka kitas pavadinimas. Noriu tiesiog trumpai pristatyti, kad Amerikoje šita knyga išėjo kitų pavadinimų ir lietuviškai tai skambėtų, kas užsakė šitą mėšlo krūvą. Galbūt skamba pakankamai grubiai, bet labai taikliai pasako taipogi šitos knygos viena iš misijų. Dažnai krizinėse situacijose mes savęs klausime, savęs ir kitų, o kodėl man tą mėšlo krūvą, tarkime, išvertė prie durų, kodėl ne kitam. Ir perskaičiu šią knygą, aš manau, kad kiekvienas iš šitą klausimą atsakysime. Autorinių teisių turėtojai neleido mums jokiame kontekste to pavadinimo dėti, tai matome jį tokiu ramiu, gražiu pavadinimu Atverk savo širdies duris.